Soriukas, meilės nuotykiai ir intrigos mūsų stiprybė. Konkuruoti su geriausia draugė dėl vyro nenorėčiau, tačiau šiandien pas mus būtent tokia istorija. Dvi draugės atvyko į Soriuką ieškoti vaikinų. Ar jos nesusipyks? Žiūrim. Julė, kukli, švelni, ekstremalų sportą dievinanti panelė. Nekalbiems flegmatikams Julė iškart sakys Soriukas. Ir Gabrielė, linksma, graži, prie komplimentų pripratusi blondinė. Gabrielė rimta mergina. Taigi vienos nakties romanų ji nepripažįsta. Kol kas dvi draugės vienoje barikadų pusėje. Tačiau kuri, Gabrielė ar Julė, ras savo išrinktai. Merginos laukia įspūdingų vaikinų. Netrukus jie prisistatys ir papasakos apie savo privalumus. Tačiau draugės bus negailestingos. Į namą pateks tik 4 labiausiai joms patikę riteriai. Paskui dalyviai susipažins, vyks į pasimatymus, o dienos pabaigoje Gabrielė ir Julė virs konkurentėmis, kurios kovos dėl to paties vaikino. Čia Soriukas, meilės nuotykiai ir intrigos mūsų stiprybė. Labas, draugės. Labas. Labas. Tai ieškosim šiandien kadrų? Taip. Taip, vienbalsiai. O viskas bus šiandien vienbalsiai. Ir tokio paties ieškom vaikino? Daugmaž taip. Taip. Tai koks yra tas daugmaž vaikinas? Galėtum dalintis. Ai, supratau, tai nebus sudėtinga išsirinkti. Svarbu, kad būtų aukštas, nes draugė aukšta. Būtinai linksmas, kalbus, kad nereikėtų traukti jo už liežuvį. Žausų irgi. Jo. Nu ką, draugės, šiandien jums labai pasisekė, nes prie namo jau būriuojas visas būrys vaikinų, kurie labai nori patekti į vidų, bet jūs įsileisite čia tik tai 4, visiems kitiems sakysim negailestingai. Soriukas. Žiūrim. Labas, esu Karolis ir iš Vilniaus. Šoku pramoginius šokius jau 3 metus. Nors man dar tik 18, bet tikrai nenusivilsiu. Aš matau, jūs jau nusivylę. Taip. Tai ką darom su Karoliu? Karolis Soriukas. Karoli, kai kalbi su merginomis, ištrauk rankas iš kišenių. Soriukas. Labukas, esu Airidas, būsimas ekonomistas, linksmų plaučių žmogus. Katytės, prieš jūs tigras. Išties tigras. Svarbu, kad linksmų plaučių žmogus. Ekonomistas, labai gerai. Tai katytės sako taip? Taip. Airidai, užėjai, katytės tavęs laukia. Ar? Super. Sveikas, mano vardas Tadas, aš esu patologanatomas. Ar galėtume tai pakartoti? Ne tai, kad negalėčiau, aš nenorėčiau to pakartoti. Soriukas. Ne, čia visiškas Soriukas. Tadai, šiandien merginų nesužavėjai. Soriukas. Ir atiduok savo sesei akinius. Nežinot, ką praradu. Sveikos merginos, mano vardas Valerijus, man 27, esu pačiam jeigu žydėjame ir ieškau žmonos. Toks išties simpatiškas, sakyčiau. Ne. Aš tai sakyčiau, kad simpatiškas, man visai nieko. Nu, dėl tavęs, Gabrielė. Dėkui. Ko nepadarysi dėl draugės? Taip. Valerijau, merginos laukia, užeik. Labas merginos, esu Sergėjus, mėgstu sportuoti ir taikliai šaudyti. Įsileisk. Super. Reikia įsileisti, nes nušaus dar. Panašus į tavo tėvą. Ką darom, įsileidžiam? Įsileidžiam, tik dėl raumenukų. Tik dėl raumenukų. Sergėjau, pataikiai, užeik. Wow! Labą, panelės, aš esu Donatas. Aš mėgstu labai pasportuoti. Gal norėtumėte ir jūs pasportuoti su manim, pratampyti savo raumenukus kartu? Su tokiu niekada nesportuočiau. Norėtut ar nenorėtut? Ne. Ką darom su juo? Tai aišku, kad Soriukas. Donatai, plaukuota krūtinė merginų nesužavėjai. Soriukas! Nu, šūdas, kitą kartą. Aikit jūs savo visus. Sveikas, panelės. Aš esu Edvardas, profesionalus kirpėjas. Galiu padaryti gražią šukuosiną. Nu ką, gali padaryti gražią šukuosiną, pliusas didžiulis. Labai didžiulis, taip. Žodžiu, įsileisim dar vieną draugę. Taip. Edvardai, tikiuosi pasiėmei bugudukus. Užeik. Taigi, draugės, 4 vaikinai jau yra name. Leiskim jam dabar susipažinti, kol jūs žiūrėsite trumpus jų video prisistatymus, po kurių nuspręsite, su kuriais galbūt net nenorite susipažinti artimiau. Tokie bus 2. Su kitais 2 važiuosime į pasimatymus. Turiu mažytę svajonę dirbti banke, bet kol kas esu barmenas. Dirbu įvairiausiuose Vilniaus naktiniuose klubuose, labai mėgstu keliauti. Vilniuje esu atradęs tikrai nemažai romantiškų vietelių, parodysiu ir jums. Čia tas atvejis, kai miestą parodys. Suintrigavo.
Mano mergina turėtų būti atletiško kūno sudėjimo, mylinti gyvūnus, nepasikėlusi, taip pat mylinti vaikus, komunikabili ir žinoma mylėtų mane. Labai daug nori. Į darbą vaikštau su uniforma. Mano profesija yra labai vyriška. Darbe reikia šaudyti, gaudyti. Tai aš nesupratau, kokia jo profesija? Kaskadininkas? Gaudyt. Labai vyriška, vaikštau su uniforma. Koks policininkas? Man primena labiau kiemo žaidimų. Sportuoju visą gyvenimą. Labiausiai patinka boksas. Super. Boksininkai man patinka. Jeigu jie neieško bokso kriaušės. Jo. Nueinu iš tinginę. Taigi merginų su manimi būsite labai saugus. Kaip ir minėjau, esu kirpėjas, dar baigęs barmenas padavėjas specialybę. Kilęs iš Kėdainių, dirbu kavinėje, kurioje kepame skanius blynus ir išnešiojimą. Blynai. Manau, gražiai ir padekoruoja lėkštę. Na ką, pamatėm visus 4 vaikinus ir dabar reikia nuspręsti, kurį norėtųsi pačiupinėti iš arčiau, o kurį pirmą metam iš namo. Manau, ką gal metam Edvardą. Taip. Žirklė rankė Edvardą. Nes labai jau toks draugiškas, tokios draugės mums nereikia trečios. Mums reikia vaikino. Ne draugės mes ieškom, o bičio. Taip, supratau. Dėmesio vaikinai, visi esate labai skirtingi, todėl panelės tikrai turėjo iš ko rinktis. Tačiau vienas iš jūsų pasirodė per daug draugiškas ir apskritai visko buvo per daug. Edvardai, tau šiandien soriukas. Man labai liūdna, kad panelės mane išvėjo iš namų, net atvažiavau iš Kėdainių. Panelėm nepatinka draugiški vaikinai, labai liūdna dėl to dalyko. Kuris kitas? Sakau, gal tą Valerą. Metam Valerą. Dėmesio vaikinai, jau labai greitai iš jūsų liks tik tai 2, nes vieno reikalavimai labai išgąsdino. Valerijau, tau soriukas. Super. Žiūrėjom į miestą. Na ką, name liko ekonomistas ir boksininkas. Panašu, kad bus įdomi popietė. Dabar su vaikinais vyksta į pasimatymus, kur jie bandys parodyti savo visus privalumus, bet pasistengkite žvelgti ir trūkumus. Nes iškart po to, kai grįžtate į namą, turėsite nuspręsti, kurį vieną pasilikti, o kitam sakyti soriukas, kaip visada. Į pasimatymus, marš! O šiaip tas tavo paslaptingasis darbas, tai čia, kuom tu dirbi? Gerai, pasakysiu. Esu kariškis. Kariškis? Jo, tarnauju Lietuvai. Tai jeigu taip reikėtų paimti automatą ir, kaip sakoma, ginti tėvynę, gintum? Eitum gintum tėvynę? Taip, žinoma, jeigu aš neįsiu, mano draugas neįs, tai o kas gins Lietuvą? Džiaugiuosi, kad tarnauju Lietuvai, tarnauju tėvynei savo. Tai toks esi iš dalies patrautas, kad? Jo. Ir manau, kad kiekvienas turi būti vaikinas, mergina turi būti patriotai savo šalies. Nes aš gimiau čia ir visą laiką gyvensiu. Patiko, kad toks patriotas, kad gali pasiaukoti už tėvynę. Tu sakai, kad labai daug dirbi, tu turėtum laiko merginai. Be abejo, turėčiau. Jeigu yra žmogus, kuris tau tikrai rūpi, tu bet kokiu atveju rasi, gal ne kiekvieną dieną, bet tikrai rasi laiko. Nes to ir nereikia. Jeigu santykiai yra artimi, yra pasitikėjimas, tai nereikia susitikinėti dieną po 3 kartus. O galėtum atsisakyti, tarkim, draugų dėl merginos? Jeigu kategoriškai, ne. Tiesiog, kad gal daugiau laiko skirk man negu draugam, tada gal taip. Bet mano požiūriu, tai mergaitė turėtų tikrai sutarti su mano draugais ir būtų viena didelė kompanija. O šiaip kaip su merginom, kaip buvusios merginos, kodėl dabar be panelės? Gal koja pakiša, gal tas pas ir darbas. Nes aš pas kaip tarnauju, aš esu Vilnietis, bet tarnauju ne Vilnių. Va, ir būna 2 savaitės išvažiuoju pratybos ir kai kuriuom tai labai siaubingai čia, kaip čia 2 savaitėm, o jeigu reikės mėnesį, jeigu reikės 2, va, ir kaip aiškink, kad tu tėvynėje tarnauji. Teko matyti visus tos filmus, kur iš ties kariškiai tai pasiaukoja ir vis tiek ir ten tos didelės meilės istorijos ir panašiai. Ir iš ties, įdomu. Jis pats sakė, kad su panelėm išsiskyrė dėl to, tai gal tai kažkiek ir yra minusas, bet vis tiek manau, kad būtų įdomu su tokiu žmogum bendrauti, draugauti. Labai norėjau pabučiuoti. Nesibučiuoji per pirmą pasimatymą? Ne, niekada gyvenime. Rimtai, čia toks įsitikinimas? Taip. Geras. Nes aš nepažįstu žmogaus, bet... Bet mes juk nemiegam kartu, tik bučiuojame. Vis tiek, ne.
Supratau. Tai yra vis tiek intimumas kažkoks. Nu taip. Kam čia dalinti save į kairę ir į dešinę? Tai aišku, ne. Teisingai. Gal ir geras požiūris. Mane labai patiko, kad Airidas kažkaip iš pasalų mane pabučiavo, dėl to, kad aš niekada nesibučiuoju per pirmus pasimatymus. Ir šiaip mes labai nedaug dar pažįstame. Gerai laiką paleidom. Taip, labai smagu. Išpažinti? Išpažinti. Pirmieji dalyvių pasimatymai jau baigti. Dabar panelės keičiasi vaikinais. O kokie tau pomėgiai patinka? Apskritai hobijais ten? Aš tikrųjų knygų tai nelabai mėgstu skaityti, nebent žurnalus, šiaip patinka su parašiutais pašokinėtos. Nu, kad būtų adrenalinas, greitis. Patinka adrenalinis. Jo, labai patinka. Sergejus sportiniu atžvilgiu yra tikrai labai arti idealo. Man labai patinka raumeningi vaikinai. Ir aš manau, kad Sergejus labai geras kandidatas kažkuriai merginai. O šiaip keliauti mėgsti? Labai. Lietuvą jau beveik visą išmaiščiau. Kažkada tranzuot labai mėgau, tai tranzuojus beveik visą Lietuvą išmaiščiau. O dabar keliauju. Kiekvienais metais kažkur stengiuosi nuvažiuoti. Praeitais metais buvau Paryžiuje. Šią vasarą jau esu pasiryžęs nuvažiuoti į Dubliną. Dabar noriu truputėlį pamatyti to pasaulio. Tai labai smagu išties, kad taip daug pamatai pasaulio ir šiaip. Labai daug turiu ką papasakoti keliaujantis, tai labai sužavėjo mane, nes pati mėgstu keliones. Šiaip aktyvus pasirodė vaikinas, toks tikrai smagus. O nieko, kad tu vaikinas žymesnis už tave? Iš tikrųjų, ne. Man iš tikrųjų daug svarbiau yra vidų žmogaus. Jeigu man geras su to žmogum, tai aš nežiūrėsiu nei jo išvaizdą. Visą gerąją savo pusę parodė, žinai, daug keliauji, daug kalbi, bendrauji, esi bendraujant savo. Kokie pas tave minusai būtų? Aš parinuosi dėl to, nes aš rūkau, labai daug rūkau. Antras minusas galbūt tai, kad aš dirbu naktinį darbą, dažnai miegu dienom. Bendrauju su žmonėm, jiem visiems turiu šypsotis, tai gal būtų tavo minusas, nes aš ir tiek vaikinai ir merginom turiu būti geros nuotaikos, su jais visais bendrauti. Vienas ir kitas turi savo pliusų ir savo minusų. Pavyzdžiui, Airido pliusai tai būtų tai, kad jis yra bendraujantis, tačiau pats sakė, kad mėgsta ir pamiegoti dienom, pasinaktinis gyvenimas, ten turi šypsotis visom panelėm. Pavyzdžiui, Sergejus yra ramesnis, jis gali su tavim daugiau praleisti savo laisvą laiko, tačiau taip pat ten jo visos komandiruotės, visi tie išvažinėjimai kažkur taip pat toks neskirtų tau labai daug dėmesio, manau. Mes su Gabrielė nuo pat vaikystės kartu, geriausias draugės, mūsų nuomonės beveik vis laik sutapdavo ir manau, kad ir šį kartą viskas bus gerai. Pasirinkimas nelengvas, tačiau grįžusios į namą draugės turės priimti vieningą sprendimą. Čia liks tik vienas iš 2 vaikinų. Taigi, ar Julė ir Gabrielė susitars draugiškai? Tai sveikos sugrįžusios po pirmųjų pasimatymų, ar atsiskleidė mūsų vaikinai? Manau, taip atsiskleidė. Kuria prasme? Gerąją. Kuris? Vienai vienas, kitai kitas. Bet jūs žinot, kad reikės pasilikti tik vieną. Taip, taip. Gerai, Gabrielė, kuris tau? Rinkėsi Airidą. Rinkėsi Sergejų. Manau, tada ir pasiliekam su Airidu. Kadangi draugiai reikia, aš visą laiką už draugystę. Aš kaip supratau, tu jau turėjo telefono numerį, dėl to tokia rami čia sėdi ir leidi draugiai rinktis. Taigi mes paliekam Airidą. Taip. O Soriuką sakom? Sergejų. Ai, Sergejau. Tai ką, vaikinai, linksmybės baigtos. Merginos puikios, todėl net nebejoju, kad abu iš jūsų nori išlikti. Bet nugalėjo jaunystė ir iškalba. Sergejau, tau sakom Soriukas. Tai nesigailiu, kad panelės mane įsiuntė namo. Ačiū jums už gerą dieną praleistą. Šaunios panelės, tai linkiu tik tai sėkmės. Airidai, kaip supratai, likai vienas vaikinas šitam name. Taigi dabar eisi su abiem merginom į pasimatymą ir būtent tu turėsi nuspręsti, kurią vieną iš draugių pasilikti, o kuriai pasakyti Soriukas. Sėkmės! Gerai, 3 dalykai, nesvarbu bruožai, kažkas, bet kodėl aš turėčiau pasirinkti tave, o ne ją. Kodėl tu esi pranašesnė už ją? Gal bendravimu? Skiriasi gal mūsų bendravimas? Tu geriau bendrauji už ją? Nu, aš manau, gal jo. Na, va, vieną kažkaip jau iškapsnim. Kokie dar 2? Nežinau, gal grožis, gal ir ne, nežinau. Tu esi gražesnė už savo draugę? Galbūt jo. Galbūt. Taip. Nu, va, jau yra 2. Ir. Pagalvok. Būk drąsi. Aš nesu drąsi. Nesi? Bet yra situacijų, kada reikia tai padaryti. Pasuk galvelę. Gal tau tai ir patinka atvirkščiai, kad aš tokia labiau kuklesnė. Gal man patinka, kad... Gal, nu tai. Gal tom ir esu pranašesnė. O, koks įdomus atsakymas.
Iš tikrųjų, Airido provokacijos mane labai patiko, nes aš esu iš kuklesnių merginų. Norisi truputėlį to drąsumo. Tokia labai labai jau nekalta mergaitė. Kaip tu žiūri į seksą? Kai esi turėjęs vienos nakties nuotykius? Vienos nakties ne. Aš tik už, jeigu susitikinėjai, tai susitikinėjai. Tai iš tavo lūpų aš galiu suprasti, jog nesi nekalta mergaitė. Ne. Kartais jis klausinėja tokių dalykų, apie kuriuos aš nelabai norėčiau kalbėti per pirmą pasimatymą. Aš manau, tai labai yra nemandagu. Aš tikrai vertinu panas, kurios nemiega per pirmą pasimatymą, nes tada aš su jom net nebenoriu sveikintis. Nežinau dabar, aš pačiu galvoju pasirinkti tave. Tai dar čia nieko, žinok, neaišku, viskas priklausys nuo tavo draugės. Turi pliusą, bet tokį pieštukų labai lengvai ištrinama. Iki šio momento, kur mes kalbėjome su Julė, tai net apie Gabrielę negalvojau. Viskas buvo nukreipę akis į Julę, o dabar truputėlį susimaišė kortos, tai sakau, viskas priklausys nuo pasimatymo su Gabrielė. Romantiško pasimatymo metu Julios kuklumas Airidą sužavėjo. Tačiau vaikinas neslėpė, dėl jo Julė stengiasi per mažai. Airidas tikisi, antroji mergina Gabrielė bus drąsesnė, o jei ne, jis pats imsis iniciatyvos. Pažiūrėsim, kas iš to išeis. Čia Soriukas. Tapęs padėties šeimininku Airidas turės pasirinkti vieną iš 2 draugių. Gražuolė Julė jam pasirodė per daug atsargi. Dabar jo laukia pasimatymas su Gabrielė. Ar ji bus drąsesnė už draugę? O kaip tu įsivaizduoji mūsų pirmą pasimatymą nešiuose namuose? Šiaip manau, kad tu esi gan spontaniškas, tai sugalvotume kažką tokio įdomaus. O kodėl tu taip manai? Nes pasirodė toks spontaniškas žmogus iš ties. Čia intuicija kalba, ar kažkurie mano sprendimai, mano... Intuicija buvo. Spontaniškas. Kaip aš spontaniškas? Ne, atsiprašau, ne. Man buvo tikrai lengvas šokas, nustebau, iš jo to nesitikėjau. Ne, atsiprašau, ne. O kodėl ne? Negaliu, aš taipgi sakiau, kad nesu tokia mergina, kuri per pirmą pasimatymą bučiuojasi. Beje, kad mama pamatys. Ir mama. Esu nusivylęs abiejom, iš tikrųjų, bet realiai vis tiek jos abi jaunos mergaitės, tai manau, jog tam reikia laiko. Tu esi mylėjusi su vaikinu? Taip. Taip, tai čia reiškia, jog tai buvo labai blogai? Ne, tiesiog, taip esu. O esi turėjęs vienos nakties nuotykio? Ne, neteko. Esu gan save laikau tokia mergina, kuri neleidžia savo. Sakyčiau, jis gan vulgarus, uždavinėjo tokių klausimų, lenda bučiuotis. Nemanau, kad tai dera daryti per pirmą pasimatymą. Kodėl aš turėčiau pasirinkti tave, o ne Julę? Tai dėl to, kad esu draugiška, įdomi ir pati norėčiau su tavimi daugiau pabendrauti. Airidai, pasako, kaip sekėsi tavo pasimatymai, kaip tau mūsų merginos? Tu žinai, kad jos draugės? Žinau, be abejo. Tai kaip bus? Man tai bus paprasta, kaip bus jom. Ach, tau bus paprasta, pamanyk. Taip. Tai kodėl tau bus tai paprasta? Tai aš iš karto galbūt net ne pirmo žodžio neišgirdęs atkreipiau dėmesį į Juliją. Julė. Jinai aukšta mergaitė, gražių veido bruožų, malonių akių. Aš kaip matau, kaip Julija tave dienos pradžiai užbūrė, tai pirmo žvilgsnio įspūdis tik tai augo dienos eigoje, taip? Nepaleido. Tai mes Soriuką sakom Gabrieliai. Jo, Gabrielė jos vardas. Tu net vardą neatsimeni. Airidai, tu befiltiškas, šitaip susukt galvą. Moteris. Na, šviesia plaukės draugės. Jeigu mums su Airidu buvo ganėtinai lengva, šiuo atveju jam, nes vaikinas pasirinko žiauriai greitai ir konkrečiai. Tad Julė, geros tau vasaros su Airidu, o Gabrielė tau Soriukas. Tiesą pasakius, to ir tikėjausi, nes man jis su Julė atrodo labai graži pora, tai taip ir galvojau, kad taip atsitiks. Na ką, Airidai, dabar leisies laiptai žemyn, kur Julė tavęs lauks, arba tu jos gali ten ir nerasti. Ir tai reiškia, kad moteriška draugystė pasirodė stipresnė už norą susirasti vaikiną, bent jau šiai vasarai. O tau galiu palinkėti tik sėkmės ir linkiu neišgirsti daugiau šį vakarą Soriukas, be patikrinti. Airido ir Julios jausmų istorija nenuliūdino atstumtos Gabrielės. Dėmesio vaikinai, ne visos merginos bučiuojasi per pasimatymus. Įsidėmėjot? Tada labanakt.